Gerai, merginos, tai labas, labas. Labas. Jūs Labas. kur dabar esate? Man atrodo, Lina dabar esi Lietuvoje, ar ne? Mm. Gintarė Paryžiui. Mm. Tikrai taip. Ui. Mm. Tai Lina, dabar tu grįžai atostogų, kaip suprantu, ar ne? Į Jo, Lietuvą. kūrybinio atostogų. Bet šiaip ir dirbu iš tikrųjų. Mm. Mhm. Ir Labai kaip smagu. jau, ir kaip jau kai grįžti į Lietuvą, kaip nešies kartu su savim tokį Paryžiaus šleifą? Ar, ar taip jauti, kad perni tiesiog į tokį Lietuvos maudą ir... Jo, Lietuvos, sakyčiau. Vienintelis šleifas, kuris dar liko, tai iš Pabalio, sakyčiau, labiau negu Paryžiaus. Hmm. Tai jo, man patinka čia, man čia įsižeminu ir viskas. Lietuva. 100%. Ir nėra tokio kažkokio Paryžiaus fantomo už... Ne. už... Mm. Jo, nėra kažkaip labai fainai. O tai galiu paklausti, kur tu labiau, pažiūrėjau, namie jautiesi? Namie Lietuvoje ar namie Paryžiui? Nu visur, žinok, ir Balį, ir Paryžių, ir Lietuvoje, visur. Kažkaip man visur jaučiasi labai gerai. Hmm. Nu, jo, aš kad tu taip įsižeminus į savo Mhm. širdies čakras iš tą žalią maikutę. O Mm. kaip jūs, kur jaučiatės namie labiausiai? Aš tai tikrai Paryžiuje labiau jaučiuosi. Ir nuo pat pirmos dienos tai buvo, tai kažkaip net nėra abejonių atsakant į šitą klausimą. Hmm. Man noris truputį įvesti, kur mes su Gintarė susipažinom, galėsi Lina ir tu pasidalinti. Aš galvoju, ar mes pirmą kartą pasimatėm Panevėžy per mano tą koncertą, O, mano kur grupės. tranzavau, čia buvo prieš, žinai, kiek? Prieš 12 metų. Jo, Gintarė atitranzavo, kai aš buvau, nežinau, 16 metė. Mano grupės koncertą Panevėžy kaviniai labai cute. Neįsivaizduoju, iš kur tu... Ar tu tiesiog kažkur išgirdai mus internete, ar kaip įvyko šitą sąsąją? Aš nežinau, man atrodo, mes buvom susipažinę su Vilium, kuris tavo lyg tai gitaristas buvo per konkursą dainuojamas poezijos kažkokiu užkulisiuose. Mes su juo ten padžeminom. Ir Mm. tada mano klasiokas Eimantas, kuris irgi gitarą grojo, ir jisai man sako, o gal norite nutranzuoti tą koncertą, nes jo grupė groja ten Panevėžy. Ir Mm. aš tokia, why not? Ir mes tiesiog paėmėm ir atitranzavom. Net nežinom, kaip grįšim, bet buvo nesvarbu. Geras, man labai patinka. Galėsi Gintarė pasidalinti paskui irgi tą istoriją, kaip tu pirmą kartą apskritai į Panevėžį, tą Paryžių atsidūrė, Panevėžys, tai tas pats. Panevėžy, Paryžiuj. Mm. Ir tada mes su tavim susipažinom, tai čia buvo labai seniai. Tai mes po to vat, su tuo Vilium tavo gitaristu ir į tą Paryžių ir atvykom, nes Jo. mes turėjom gal 6 klasiokai, ar ten gal truputį mažiau, 4, 5 klasiokai susitarėm nuvykti 4, 5 dienom į Paryžių. Ir Vilius sako, aš irgi noriu prisijungti. Jisai 2 metais senesnis už mus, o mes jį tik 3 kartus matę gyvenime, bet tokia, why not? Ir vėlgi, žinai. Mm. Ir tada visi nusipirkom bilietus ir paskutinę akimirką, likus savaitėj, gal visi atsišaukė klasiokai ir mes likom dviese su tuo Vilium. Mm. Ir, ir aš sakau, mamai, mama, ką daryti? Man 18, jam 16, aš turėsiu pasirašyti dokumentus, kad aš už jį atsakinga. Mes važiuojam, mes couchsurfingu norim naudotis ir kad nemokėtumėm už jokias nakvynės. Ta Mm. prasme, čia yra visai dangerous ir šiaip, ta prasme, nelabai gal, pažįstu tą žmogų ir panašiai. O Mhm. mano mama, tai labai, aš tai didžiuoju savo mamą visą laiką. Važiuok, gyvenimas yra nuotykių pilnas. Ir Mhm. aš tada, ir mes atvažiavam, čia buvo gruodžio mėno, buvo šalta. Ir turėjom tik 2 naktim per couchsurfingą pasitvirtinę nakvynę pas tokį Olivier. Ir jisai mums parašė prieš pat kelionę. Aš kaip tik iš Vilniaus su tuo pačiu lėktuvu skrendu, mes kartu skrendame į Paryžių. Nu, mes sakiau, wow, ką tu veiki? Sako, aš tranzuoju, nu, tapsne, važiuoju per Europą ir groju gatvėj. Ir mes sakėm, nu, nuostabu.
Ir nuvarėm pas jį į tą butelę paryžietišką, porai naktų, jis mums tą tokią labai fainą vakarienę pristatė, vyną, sūris ir taip toliau, labai prancūziškai. Ir po to, po kelių metų, tiesiog kažkaip pamačiau aš Olivier, bumpinau into him kažkur gatvėje Vilniui ir sakau, Olivier, ką tu čia veiki? Čia buvo po kokių 5 metų. Jisai sako, Gintarė, ką tu čia veiki, sako, nu aš tai gyvenu Lietuvoje, o tu ką? Ir vėl sako, aš varinėjau po Europą. Ir sako, gal nori man paorganizuoti koncertuką, man čia dar 2 dienos liko Lietuvoje. Aš tokia, nu, pabandysiu, bet šiaip ir man pačiai savo koncertus būdavo labai sunku susiorganizuoti, rasti vietą. Wow. Nėra lengva, bet kažkaip pavyko kitą jau vakarą, jisai turėjo tą savo koncertuką, Vėjuose tokiam buvusiam bare, labai gerai praėjo, labai faina buvo. Ir tada jisai pakvietė mane į tokį festivalį, kurį kaip tik važiuoju va jau šį savaitgalį grot, jau 5 metai, kiekvieną vasarą prie Paryžiaus, ten už Šampanės regione. Ir va, taip kažkaip ten susipažinau su muzikantais įvairiais, jie pradėjo šnekėti apie jam sessionus visokius, muzikavimus. Pradėjau baltai pavydėti, kad jie gali tai daryti kiekvieną savaitę, o aš neturiu kur. Ir tada pradėjau kažkaip užsinorėti būti Paryžiui, man atrodo, ir sakau, jeigu kada nepažadu, bet jeigu kada turėsiu sūnų, tikriausiai reiks jį pavadinti Olivier, šito Olivier. Garbiai, nes kaip ir per jį aš susipažinau su daug muzikantų ir vos ne per jį atėjo tas noras būti Paryžiui, nes kai mes tada su Vilium nuvažiavom, tai man nepatiko, ta prasme nebuvo kažkokio didžiulio įspūdžio, buvo lyjo, šalta, mes buvome oro uoste, po to nuo 11 vakaro iki 6 ryto turėjom laukti lauke, nes jis uždaromas buvo, taip snigo ten tuo metu, tai žodžiu tokie poteriai nebuvo labai komfortabilus, bet atvedė iki dabar, kurias tai labai džiaugiuosi. Nu jo, labai įdomu, nes Vilnius dabar irgi dirba su kultūra ir Panevėžy, ir Stasio muziejuje, ten daro dalykus, kažkaip iš bendro katilo. Bet šiaip, jo, klausant tavo istoriją ir kai su Lina kalbėjom dar ten kovo mėnesį berot, tai irgi jos istorija tokia insane, atrodo, visiškai buvo klausomas į savo širdies ir Gintarė, kai tave girdžiu, kaip pasako, kad dirbai IT įmoniai, perdegei ir tada vieną rytą tiesiog atsikėlė ir supratai, kad reikia varyti Paryžių ir dabar čia esi. Tai Jo, toks atrodo užsiūlo tempė ir tiesiog atėjo labai rami mintis. Ir šiaip, kai pagalvoju, tas perdegimas toks geras dalykas buvo, nes mane kūnas sustabdė, nebegalėjau atsikelti iš lovos, tiesiog nebegalėjau paimti telefoną į rankas. Ir kai jau gavau tą biuletenį, nes nuvykau iki daktarų, nes tiesiog galvojau, nebenoriu, kad tai būtų. Aš visą laiką toks energingas žmogus ir tiesiog staiga nebegalėjau atsikelti iš lovos. Ką daryti, kad greičiau tai praeitų? Tai paskambinau gydytojui, labai rimtai pažiūrėjo, tai iš karto priėmė ir išrašė biuletenį ir jau 2 dieną aš sėdžiu, nesidriepia jokių emailų, jokių telefonų, nieko, tik tai tiesiog kimarinimas realiai, ko jau labai ilgai buvau nedarius. Ir sėdžiu ir galvoju, ką aš čia veikiu, aš dabar turiu būti Paryžiui ir tokia tvirta mintis, kažkokia, angelas aš galvoju būtų pasakęs ir viskas. Ir taip ramu pasidarė, nes žinojau, kur aš turiu būti, kur dabar mano kelias veda. Ir iš tiesų, nuo pat pirmos dienos, tiesiog aš taip susikrovau tas dėžes, pardaviau mašiną, atidaviau butą tą nuomą, viską tiesiog ir išvariau. Bet nuo pat pirmos dienos atvažiavus ir atvykus tokia ramybė viduje ir buvo taip faina, kad tikrai atrodo esu savo vietoje ir žinau, kad dabar bent jau šiam periodui turiu tikrai čia būti. Nors verkiau visą vakarą prieš atvykstant čia, aišku, nes galvau, ką aš darau iš vis. Kaip sakai? Praverkiau visą vakarą prieš atvykstant, tikrai buvo 1 diena prieš skrydį, tiesiog pražliumbiau, nes gal ką aš darau, ta prasme, ar taip žmonės daro. Bet tai girdėjau ir tokių situacijų, kur viena lietuvė su 5 gal vaikais ir su vyru susikrovė šmutkės ir atvyko į Prancūziją, jinai psichologija yra ir dabar kažkaip Prancūzijoje gyvena ir labai,
laimingi. Jo, man panašiai buvo, kai aš variau į savo kelionę po Europą, ten tranzavau ir kai gal sugalvojau, tipo, let's go varom. Bet jau naktį prieš kai krovaus daiktus, aš, ką čia sugalvojau, jau įverkiau ir galvojau, dieve, aš pratėjau. Tas šokas jisai labai gerai užgrūdina po to ir kai tu perini, tu supranti, kad antrą kartą patyrus šitą šoką ir šitas ašaras nebebijosi jau taip, Jo. nes žinosi, kad čia tiesiog to momento emocija išsikrovimas, kur tau reikia iš naujo kažką pradėti ir dėl to tu turi išsikrauti šiek tiek tikriausiai. Jo, tiesa. Jo. Toks emocinis čiaudulys. O, kas geras pasakymas. Jo, įdomu dar būtų išgirsti, vat, nu, ir papasakot klausytojam, kaip jūs apsijungėt. Ir įdomu būtų išgirsti, Lina, ar tu dabar irgi su tokia ramybė širdį jautiesi Prancūzijoje, Paryžiuje, ar jauti, kad tave kažkur traukia, vat, su kokiais jausmais dabar gyveni, nes Gintarė, tu 1,5 metų gyveni, ar 2 metus, kaip suprantu, kažkas tokio. Nu jo, jau bus 2 metai lapkritį, bet aš pirmus 1,5 metų tai taip labai išsinuomojau kambarį, bet pusiau Paryžiuje, pusiau Lietuvoje, pusiau dar kitur kažkur, nes čia matematika nebesimatematikuoja, bet visur, kur buvau, o dabar jau nuo šio pavasario jau taip visiškai nusistoviu po truputėlį ir jau darausi čia sėslesnį gyvenimą jau kuriu. O Lina, kaip suprantu, jau apie 10 metų esi Paryžiuje, ne? Jau 14. 14. Wow. Tai gal gali papasakot, vat, kaip jūs susijungėt, susipažinot ir jo, su kokiais dabar jausmais esi Paryžiuje. Ir muzikoje, ir su muzika Paryžiuje. Mhm. Nu, man labai dabar sunku kalbėti apie Paryžių, nes jaučiuosi labai įsižeminus čia Lietuvoje, žinai. Ir atrodo, kad Paryžius niekada ir nebuvo. Ta prasme, nu jis yra, aš vis dar moku mokinius online, aš kalbu prancūziškai, rašinėju prancūziškai dainas, bet dabar Lietuvos etapas yra kažkaip gera, va, būti tame present moment, žinai, net negalvoju, kaip čia būtų, kas čia būtų, kaip buvo, net, nu, it's the past. Tai viskas bus, viskas tik bus ir kaip bus, nežinau. Tai dabar Lietuvos vasara, tai man čia žiauriai gera. Tai tipo, Paryžiuje gyvenu kaip keista, jo, iš rimtųjų. Nu, yra status quo, žinai, o aš čia gyvenu Paryžiuje, taip toliau. Nu, gal pirmi metai buvo tokie adaptaciniai metai, kur paskui jau po 3 metų pradėjau suprasti jų humorą ir pradėjau ten skaldyti kaip tai vadina, antro lygio ten bairus prancūziškus, jie tokie, tipo, nejuokingi, bet tipo juokingi, kai tu supranti, bet, nu, tokie. Kažkas humoras, žinai, biškiai kitoks. Tai sarkastiškai iš esmės. Kandus bairiai. Tai va, o šiaip ten labai daug dalykų, kur man patinka Paryžiui ir tikrai jaučiasi iš dalies namai vien dėl to, kad labai daug prisiminimų, fainų vietų, kur patinka, kur su draugais esam nuėję, žinai, tą žemę taip kažkaip mane pašventinė, bet, žinai, nu, mes čia buvom, mes čia kažką veikėm, mes čia, žinai, tai prisiminimai, jie tokie faini, o su Gintarė susipažinau Lietuvoje. Kai aš jau gyvenau Paryžiuje. Tai buvo Gedimino prospekte, ten buvo tokia vieta. O buvo prieš 11 kokį gal irgi metų? Jo. Jo, aš jūs abi, man atrodo, panašiai, pažįstu panašiai metų, po 12. Kokia vieta buvo? Novotelio viešbutė, aš dirbau barmenė tenai, o manogi šitas general manager, direktorius buvo jisai, man atrodo, gal šiek tiek kalbėjo prancūziškai, kad jis buvo tiesiog dievintojas prancūzų kalbos, kultūros, nu ir aišku, akoro, ten ta visa linija yra prancūziška. Ir jisai atbėga pas mane, Gintarė, čia bus tokia lietuvė, jinai gyvena Paryžiuje, jinai dainuoja, jinai muzikantė, tu privalai su ja susipažinti. Wow. Yeah. Mane tenai visaip
Kalbino, tada atvedė, man atrodo, į Liną į barą, tenai, kur aš dirbau. Sako, aš jūsų padarysiu nuotraukas, tokit dabar, apsikeiskit Facebook'ais. Wow. O čia labai buvo. Tikrai. Ir va, ir pasiteisino. O aš atsimenu, aš ten koncertavau, prancūziškas repertuaras, buvo privatus renginys ir aš galvoju, o kaip įdomiai Lietuvoje čia prancūzų kalba, bet aš, žinok, dabar buvau Vilniuje visą savaitę ir aš ėjau paskutinę dieną prieš važiuojant į Mažeikius į 3 kavinės ir visose 3 kavinėse groja prancūziška muzika. Tai aš tokia, kur, palauk, kur aš? Nu tai, žinai, taip kažkaip labai įdomi. Daug grįžtų į Vilnių, žinai, ir daug to prancūziškumo aplink net Vilniuje. Tai va taip ir su gintarė susipažinau. O man kažkaip, aš irgi buvau pagalvojus, kad atrodo, lyg vis daugiau ateina prancūziškos kultūros į Lietuvą, bet čia aš pagalvojau, kad gal dėl to, kad aš kaip pati pradėjau tai pastebėti ir dėl to kažkaip įkliūna tada man į akiratį ateina, bet man tikrai pasirodė, kad pastaruoju metu, sakius, paskutinius, taip labai yra apie prancūzų ten atlikėjus, aktorius, dar kažką kalba, filmus ir muziką groja daug daugiau, nežinau, gal taip tik atrodo. Jo, būna taip, kad kai tau kažkas aktualu, tu labiau tai pastebi. Bet dėl ko dar tas direktorius norėjo supažinti, dėl to, kad aš mokiausi prancūzų kalbą, mokiausi lingvistiką anglų ir prancūzų. Ir dėl to jisai man labai čia, va, susipažinkit. Bet mes tada su Rita nebendravom po to ir tiesiog turėjom viena kitos kontaktą ir mes pradėjom bendrauti po to, kai jinai buvo Lietuvoje vieną kartą ir jai reikėjo šitą klavišinę instrumento ir aš paskolinau. O tada, kai aš buvau Paryžiuje, jinai mane priėmė keliom naktim pas save pernakvoti ir toks, va, tada kažkaip užsirišo tas kontaktas. Nu jo, man labai žavu, kaip taip susisieja, žinai, vat, žmonių keliai, o tu sutikai tą Olivier ir tada taip susirišo su Paryžium, tada tasai kažkoks direktorius supažino tave su Lina, žinai, man labai gražu, kai taip susisieja viskas. Na taip, kalbant apie muziką, nežinau kaip jum, bet man dabar aktualu gyvenime kažkaip išsigryninti, žinai, savo muzikinį kelią. Ir kai ten būna, kad žmonės ten... Aš ilgą laiką galvojau važiuoti į užsienį, daryti karjerą, žinai. Ir mes kalbėjom irgi su Lina, vat, kokie yra, kas ten lūkesčiai yra, ambicijos ten savo muzikiniam kely, kokios ten svajonės, kad ten dainuoti stadione ir tas, žinai. Ir aš kažkaip pastaruoju metu labai grynaus, tai kas yra tai, ko man iš tikrųjų reikia. O kas yra kažkoks primestas lūkestis, ir žinai, irgi Vasilina, kai buvau Paryžiui, kalbėjom, kad gal ir neužsibūsi Paryžiui, kažkur kitur keliausi. Tai vat, čia tokia ilga preliudija, bet koks yra tas giluminis poreikis muzikiniam kelyje? Ar tu, Gintarė, dabar jauties, kad tu Paryžiui bandai pasidaryti, sakykime, muzikinę karjerą? Aš bijau, kad mes dažnai kažkaip paklystam tokiose klišėse, žinai, kaip tas turi būti. Koks dabar tavo santykis su tą muzikinę karjerą toje vietoje, kur tu esi, kur obviously yra daugiau galimybių, žinai, ir koks tavo santykis, Lina, žinai, kaip tu jauti, kur tave iš tikrųjų veda, žinai, muzika, žinai, kaip vystosi tavo gyvenime, tas jos trauka, if that makes sense. Nežinau, ar supratom klausimą. Iš savo pusės, jeigu taip atsakyčiau, tai visą laiką labai bijodavau pasakyti arba šiaip bijodavau net pagalvoti apie tai, kad galėtų, tarkim, muzika būti mano pagrindinis gyvenimo užsiėmimas ir ten pinigų šaltinis ir panašiai. Ir nuo pat mažumės buvau žmogus, kuris turi turėti variantą A, B, C ir dar D ir E, jeigu karas maras ir taip toliau, kad dėl to ir ten mokytoja buvau ir kuo tik nebuvau iš tikrųjų gyvenime. Ir dėl to visą laikį muziką žiūrėjau kaip į hobį ir labai tvirtai galėdavau visiems pasakyti, kad čia yra tik tai hobis, aš iš to nenoriu nei ten pinigų, nei kažko.
Bet dabar kažkaip aš išėjau iš darbo ir dabar turiu galimybę praleisti keletą mėnesių, kurį tai laiką visiškai ramiai atsipaldavus ir padirbėdama prie savo muzikos ir panašiai. Ir pradėjau galvoti ir truputį įsileisti tą mintį, kad galbūt norėčiau daugiau su tuo kažką daryti. Vis dar yra baisu apie tai pagalvoti, vis dar galvoju gal, kad nesu verta to, nes neturiu ten vokalinių kažkokių stiprių galimybių, grojimo, ten pianino ar gitara irgi tiesiog toksai vidutinis lygis, kur savo komponuot galiu. Kur esu stipri, jaučiuosi tai dainų kūrime, bet irgi toksai, nežinau, nežinau, man atrodo, reikia ir marketingo skills visokių ir panašiai, tai toks labai labai daug dar yra blokų aplink mane, kuriuos pati esu tikriausiai susistačius, kurie man sako, kad tai nepavyks arba tai iš vis net neįmanoma, kodėl apie tai galvoju. Bet dar yra viduje tokia kirba mintis, kad šiaip gyvenime viskas yra įmanoma, tai tiesiog reikia darbo ir laiko. Tai bet nežinau iš tikrųjų. Man dabar iš vis galvoju, toksai dalykas būtų vos ne, galėčiau eiti dirbti į bariuką kokią arba restoraną ir tiesiog vakarais ir laikų, kuris laisvas muzikuoti. Ir man atrodo, tai būtų labai faina. Bet gyvenimas parodys. Žiūrėsim. Man, žinai, tiesiog noriu pažymėti, kad kartais žmonės, ypač kažkokioj pramogų srity, šitam kūrybiniai srity, yra bombarduojami kažkokiom tai kažkokiam projekcijom. Kaip tu ką turi daryti, žinai. Aš ten, kai augau, sakydavau, Goda, kai užaugs, čia paims visą pasaulį, Berklis, žinai. Ir mane taip, pastatė tokią poziciją, kad aš save taip pastačiau, žinai, nuo tų žodžių, kad pizda, aš dabar čia turiu, žinai, užkariauti pasaulį, jeigu neužkariavau, tai aš neišsipildžiau kaip muzikantė, žinai. Ir man ilgą laiką buvo toks žiaurus insecurity, kad kodėl aš čia vis dar Lietuvoje, kodėl aš čia nevažiuoju ten ir nepaimu ten New Yorko. Bet tada, šiom dienom, nežinau, šiais mėnesiais labai taip gilinos, kad, okei, ko aš iš tikrųjų noriu? Ar man čia iš tikrųjų reikia būti Dua Lipa ir ten apkeliauti, žinai, visas ten pasaulio šalis ir ten padaryti grandiozinius koncertus? Ar gal, kaip sakai, aš galiu ten dirbti bariukę ir vakarais planuoti ir man čia yra fulfillment, žinai. Ar ten, nesakau, kad reikia vengti, žinai, mastelio didesnio, sakykime. Jo, aš galiu turėti tą, galėsim pakalbėti apie manifestaciją, nes mes, kai susitikom Paryžiuje, žiauriai užsikūrėm apie manifestaciją kalbėti. Žinai, dabar manifestuoja didesnės auditorijas, bet aš ilgą laiką biškį bijojau apie tai galvoti, nes man tai buvo equals ten, kad auditorija bus not in sync with who I am, žinai, nes aš esu daug bekinusių, sakys, ten žymesniais atlikėjais už mane. Aš esu, žinai, stovėjus scenos krašte ir turėjus galimybę gerai apžvelgti tą auditoriją. Ir galvojau, bliama, aš tai tokios auditorijos nenoriu, kurie tiesiog visiškai neregistruoja, ką aš čia duodu, tiesiog mane fotkina, žinai. Tai dabar aš taip jungiu šitos dalykus ir galvoju, okei, aš galiu norėti didesnės auditorijos, bet kuri ir būtų calibrated with me. Ir tai nėra tuščias dalykas, kažkoks tuščiagarbiškas, nėra kažkieno kito projekcija, čia yra mano poreikis ir jisai, žinai, yra su tūriu ir su esme, nes tai galės pasiekti daugiau žmonių. Ir bliamba. Nes jaučiu, kad turiu ką brangaus duoti ir man svarbu, kad pasiektų tai daugiau žmonių. Bet ilgą laiką, aš tipo klaidžiau, kas čia turi būti. Ten bandau išpildyti kažkieno kito lūkesčius, žinai, ir jaučiu, kad, čia net nėra mano kelias, ir tada aš tiesiog užsiblokuoju, tiesiog nesuprantu, ką daryti, žinai. Tai norėjos patyrinėti, žinai, koks tas, ar apskritai galvojate apie tai, nes daugelis šiaip muzikantų, man atrodo, kurie irgi išvažiuoja kažkur į kitas šalis ir kažką bando pasiekti, veikia iš kažkokio automatizmo ir niekad nepasiekia kažkokio pilnatvės jausmo, nes ko gero net negyvena savo kelią, žinai, ir man, žinai, gražu, kad jūs išvažiavot ir bandot, žinai, savo tą kelią išgyventi ten, kur esate. Aš irgi, žinai, bandau ir tiesiog noris iškelti tą klausimą, ar mes tai darom pilnai with
sync with who we are, žinai, ir kaip tai atrodo, žinai. Ar tai jums aktualu tokie klausimai, apskritai, žinai. Lina, pagal tavo balsą, biškė. Kaip sakai? Mm. Jo. Aš nebeprisimenu, Gintarė, tu paklausai mūsų klausimo su Gintarė abiejų ir aš nebežinau, koks klausimas ten buvo. Kažkas ten apie Paryžių, ar apie kūrybą, kaip ten, tipo, koks kelias. Aš klausiu, koks yra vat giluminis tavo poreikis, žinai, muzikoje, tavo muzikos kelyje. Šitas buvo. Jo, tai mano poreikis pagrindinis yra passer à l'action, prancūziškai. Tai būtų, go to the action, because aš taip anksčiau nesuvokiau, aš tokia turiu labai didelę fantaziją ir žiauriai daug visko prisikuriu galvoje ir supratau, kiek iš tikrųjų daug žingsnių yra iki to, kad ateičiau ten, kur aš save įsivaizduoju. Ir kol nedarau, tai atrodo, čia vienas žingsnis bus. Bet kai pradedu daryti, tada suprantu, ne, čia 1000 žingsnių. Ir tada būna toksai disconnection from where I'm seeing myself, kur aš save matau, žinai, ir kur aš esu. Ypač ne tai, kad kažkokiuose fiziniuose dalykuose, bet labiau mental preparation. Jo, čia labiau toksai gal, grinai iš psichologinės pusės tvirtumas toksai, sakyčiau, žinai, kad ir pasitikėjimas savim, arba disciplina vidinė, žinai, tiek emocinė, tiek darbo atžvilgiu. Tai va tokie dalykai iš tikrųjų supratau, kiek man daug žingsnių reikia, žinai, dar paeiti, kad aš galėčiau iš tikrųjų būti ten, kur aš savį įsivaizduoju. Ir iš pradžių tas kelis metus, gal sakyčiau, kokius 5, gal daugiau netgi, buvo tas toksai vidinis labai stresas kūne ir, visur, širdį, visur dvasiai, tokia kaip depresija, vos ne, kad, aš negyvenu to gyvenimo, kurį norėčiau gyventi, nesu ten, kur norėčiau, ne tai, kad kažkokiais pasiekimais, bet savo galvoj, man nėra taip ramu, kaip aš norėčiau, kad man būtų ramu, žinai. Tai iš pastaruosius metus labai daug ieškau ir iš tos dvasinės pusės, ramybės ieškau, balanso kažkokio gyvenime, kur dabar pagaliau atrodo, kad jau kažkas aiškiau daros, žinai, jau kažkas jau juda. Ir tai pasireiškia ne tai, kad aš čia sėdžiu, žinai, ant akmens ir žiūriu į vandenį ir kaip man ramu, ne, aš matau, kaip greitai kažką sugalvoju ir išeina padaryti. Kad man nebereikia ten, žinai, 10 metų mąstyti, galvoti apie tai, rašyti planus, kurti. Tu neįsivaizduoji, kiek aš esu visko prikūrus, kur susidėliojus kalendorių, kada ką kelsiu ir nieko nesu nei įkelus, nei iškomunikavus, nei išleidus nieko ir aš galvoju, why so much effort, žinai, kur viskas tiesiog lieka galvoj. Ir tokia viskas taip užsidarė, žinai, ir dar tokia yra atmintis irgi kūne, kad, man čia neišėjo iškomunikuoti ir ateiti tikriausiai neišeis. Žinai, daug tokių blokų reikia pereiti. Tai kad jo, gal išeis, gal kažką naujo, žinai, išmoko ir dabar gali kitaip daryti. Tai tas kūrybinis kelias yra grinai ieškojimas, kaip greit aš galiu kažką sugalvoti, turėti idėją ir ją įgyvendinti. Neperinant per vidinius galvos labirintus, kuriuose, žinai, viskas užsikiša. Ir tuomet nebelieka net širdies, nes prasideda visokios strategijos, tralala, žinai, kur aš visiškai jaučiuosi nelaiminga, nes, aš ne taip noriu. Jo. Tai va tokių dalykų. Labiau klausyti, žinai, ir nežinau, kas gausis, bet dabar kažkaip labai atrodo viskas fluid. Taip, šiandien taip atrodo. Praeitą savaitę taip netrodo. Tai, žinai, tokie fluktuavimai. Gera diena, tai labai džiaugiuosi ir viskas. O tai kas pasikeitė, ar tu manai, kad čia tiesiog per laiką, žinai, kad kažkaip išmoksti labiau, nežinau, klausyti savęs, ar susitart su savim viduj, kas padėjo ištirpdyti tos blokus? Aš nežinau, ar jie ištirpia, bet aš bent jau juos matau. Nežinau, Gidara gali patvirtinti. Mes kartu dažnai, man reikėdavo kažkur važiuoti, mane palydėdavo, kad čia buvo ir koncertas, pavyzdžiui, Druskininkuose. Atvažiavo su manim ten praleisti 3 dienas, arba ten buvo pietų Prancūzijoje, Lyone koncertas, irgi Gintarė su manim važiavo, nes aš jaučiu, kad man reikia ir moralinio palaikymo, žinai, ir žmogaus šalia. Ir aš nežinau, ar tu atsimeni Gintarė, bet aš jau daug šnekėdavau apie visokius dvasinius dalykus, visokius, ir jinai sako, Jėzau, kiek tu daug galvoji, kažkas tokio, žinai. Ir aš tokius vidinius klausimus apie žmogaus psichę, apie mano pačios, žinai, kaip mano smegenys veikia, kaip
kaip mano siela veikia, kaip mano emocijos veikia, visi tie energetiniai kūnai. Nu, aš labai būdavau susidomėjus ir aš jausdavau, kad aš nesu ten, kur nenorėčiau būti visokių savo. Ir, nu, aišku, ir santykiai aplink mane rodydavo, kad aš nesu dar ten, kur norėčiau būti. Kad tai būtų draugiški santykiai, ar ten romantiški santykiai, darbo santykiai, žinai. Kai yra kažkoks konfliktas, aš tada žiauriai, žiauriai peranalizuoju milijoną kartų, gal netgi per daug, žinai. Nu ir per tą analizavimą užsikišu smegenis, bet kažkaip pradedu ieškoti, žinai, efektyvesnių gal būdų sprendimo. Tai va, tas toksai noras rasti, žinai, sprendimą, kuris irgi, žinai, yra ne visą laiką healthy, bet gal kažkaip ir po truputėlį kažką radau ieškodama labai. Kaip įdomu, nes kai tu pasakoji apie tą eiti į action ir aš galvoju, bet taip gali ir perdegti, nes jeigu tu visą laiką sugalvoji ir eini į action ir tiesiog visą laiką esi action, tau nebelieka kaip ir laiko pabūti su savim, bet dabar kai tu pasakai, tai atrodo, kad kaip tik atvirkščiai, kad tas peranalizavimas, jisai yra į perdegimą gal vedantis labiau iš tiesų. Nors gal šiaip balanso reikėtų. Čia kiekvienam žiauriai asmeniška istorija, žinai, vienas ten, žinai, burtas veiks vienam, kitas kitam, žinai, žiauriai skirtingi žmonės ir skirtingi keliai, žinai. Tai aš pagal save pajaučiau, ko man buvo per daug, tai to sėdėjimo galvoj. Ir tada visas kūnas taip, žinai, sustingsta ir nieko nebeišeina padaryti. Ir nėra ramybės tokios, žinai, kur atrodo, kad mintis po minties mane atakuoja visą laiką. Arba apie kažkokius nerimo dalykus, arba apie kažkokią tai, žinai, ateities planus, ateities projektus. Ir tų projektų aš tokia, žinai, esu labai fertili žemė. Mintyse, žinai, pas mane ten tų projektų tiek prisikūrė ir aš paskui galvoju, Jėzau, čia 5 gyvenimų reikia, kad viską padaryčiau, netgi daug. Taip, žinai, čia bandau viską. Ir tada gaunasi toks konfliktas, žinai, kiek aš visko prisikūriu galvoj ir tada, nu, tiesiog neišeina padaryti visko vienu metu, žinai. Aš ir mokyklą Paryžiuje, žinai, kuruoju, net jeigu dabar jinai online yra. Tai tas darbas irgi yra passion, žinai. Ne tik tai, kad dainavimas, bet ir tas mano mokyklos projektas. Tai visos tos passion, jos tarpusavį, žinai, fight. Kuri čia, žinai, laimės vos, ne, kuri daugiau dėmesio gaus. Tai va tokia mano patirtis. Man labai pažįstam, bet aš jau kažkaip susitariau su savim, kad darysiu tik tai, kas vat, jaučiasi mano pilve, kad truly makes sense. Nu, čia mes irgi dar apsitarėm, kad pagal human design esam visus manifesting generators ir reikia klausyt savo gut feeling. Ir dar tokia irgi mane ramina ta mintis, kad gali būti, kad čia ne vienintelis mano gyvenimas ir kad bus kitų gyvenimų ir bus galima nuveikti kitų darbų. Ir irgi, aš nežinau kaip jums, bet aš pajaučiau, kad tie dalykai, kuriuos tikrai turiu daryti, ateina ramiai, tokioj ramybėj. Ramybėj mano pilvė tas kažkoks gut feeling ir tada galvoju, okay, this is the... O ten tų minčių tai gali būti belikiek ir kažkur irgi girdėjau, kad tas overthinkinimas panašiai veikia kaip kokainas, kad kuo tu daugiau galvoji, tuo daugiau minčių kūrėsi ir ypač jeigu dar vartoji kažkokį maistą ar kažkokias tai substancijas, kurios skatina tą tokį, kad eina, žinai, ten kažkoks tai, nu, ten nuo kokio, aišku, fast foodo tiesiog dar labiau kūrėsi ten tie scenarijai galvoji, tai irgi labai tas svarbu. Aš kaip prižiūrėti savo sveikatą. Šiaip aš dabar pradėjau gerti magnį, tokį liposominį, tai wow, changed my life. Kur? Jo, toks ten toks magnis, kuris ten kažkaip įvilktas į kažkokias molekulės ar ląsteles, tabletei, kad geriau pasisavintų organizmas. Ir mes su irgi draugė menininkė susitikom čia prieš šitą podcastą. Aptariam, kaip svarbu šitą magnį gerti, kur tu galvoji, kad kažkas su tavim negerai, kad gal tau reikės, nežinau, ten gilinti savo psichinę sveikatą, kur tiesiog gal to magnio trūksta, žinai. Na, to nieks nepasako to, ir va, jau 30 metų man ir dabar supratau, kad magnio reikia. Visiškai teisybė, kad kartais va, tas overthinkinimas jisai nuveda ne tuo keliu. Kur galbūt tiesiog jis pradeda, žinai, aš įsivaizduoju, kad ląstelės ten gimdo vieną kitą, gimdo, nu, ir tiesiog, nu, nėra pabaigos, kur tiesiog vieną metu turi uždėti tokį stogą ir
kad biški palauk, susigerminatintų, žinai, dalykai. Ir jo, ir ką noriu irgi aptarti, žinai, kiek jums yra aktualus šiaip, nu, toks pamąstymas apie savo ciklą, žinai, nes aš pastebėjau, kad irgi čia toks dalykas, kurio aš ilgą laiką apie tai visiškai negalvojau, ir man čia per pastarosius metus atėjo mintis apie tai ir aš pastebėjau, kaip man tai svarbu tiek per mėnesį, tiek per tiesiog mąstant apie kažkokią idėją ar albumą, kad yra tam tikri ciklai, žinai, kad yra laikas, kada tu gimdai ten, vat, idėją, kada jai reikia ten sužydėti ir kada jai reikia nuvysti. Ir kaip aš irgi planuojuosi savo laiką ir renginius pagal tai. Ir, nu nežinau, kaip jums, bet man tai tokios suteikia atjautos savo, kad suprasti, kad aš neprivalau čia varyti, ypač va, kai darai kažkokią karjerą, sakykime, muzikinę. Aš ilgą laiką save labai šeiminau, kad aš čia nevarau kaip konvejeris, kas yra visiška nesąmonė, ir dabar aš tiesiog galvoju labiau, okei, kokioje aš esu savo ciklo fazėje ir ką aš galiu duoti tame, nes visą laiką yra ką galiu duoti, žinai, ten. Ar ten ne tai, kad būtinai reikia duoti, bet tiesiog spinduliuoji kažką, kur pavyzdžiui ten, net ir kai tau yra menkė, žinai, ir ten kažkam ten būna, kad ten sproksta galva ar kažkas atpilvo belė kaip skauda. Aš pastebėjau, kad per tą momentą, per tą fazę savo ciklo, aš esu kaip niekad giliai su savo kūnu ir aš galiu spinduliuoti šitą išmintį ir ramybę, žinai, ir ten per ovuliaciją, aišku, aš ten galiu ten keisti pasaulį. Tai įdomu, kiek jums yra aktuali šitą temą ir kaip, ar jūs susikalibruojat savo darbuose, ar apskritai pamąstot apie tai. Man tik dar įsiterpsiu, atsiprašau, bet man ta mintis, ką tu gali duoti, labai graži, bet dar ir ką tu savo gali duoti savo kūnui tuo metu irgi labai gražu, kad tu galbūt mėnesinių metų gali duoti savo tą poilsį, kurio tau taip reikėjo visą mėnesį, gal ir atsirefreshinti savo visą sistemą ir panašiai. Aš tai visą laiką esu tas žmogus, kuris turėjo labai sunkes, visą laiką turi sunkes, skausmingas mėnesinės ir panašiai, tai čia nelabai pasisekė šituo atveju man, bet dėl to norėčiau, kad darbe, kur jau kažkur yra priimta, kad būtų porą dienų duodama per mėnesį moterim laisvų, kai gali tiesiog pagulėti lovoj ir pabūt su šituo savo kūno. Jo, ir Ispanijai, man atrodo, priimta šitas įstatymas jau. Jo, nes man, aš nežinau, čia juokas, bet tikrai man atrodo, kad jeigu vyrai turėtų šitą dalyką, tai jau po metų būtų įstatymas iš karto. Dienos per mėnesį yra laisvas. Ir, nes aš neįsivaizduoju, kaip mes dar iki šiol esam 2025 metai ir vis dar turim lygiai taip pat viską daryti, nepaisant ciklo kiekvieną mielą dieną. Bet čia yra gal tik mano patirtis dėl to, kad aš dirbu prieš tai įmonį, kur visą laiką dirbam, nepaisant nieko, tai gal dėl to esu tiesiog įpratus, kad tu negali savo leisti to poilsio tokio, bet dabar pagaliau pradedu pamatyti, kad jis yra be galo svarbus ir stengiuosi irgi visą laiką yra renginys pasižiūrėti, kokia bus ciklo diena, ar kaip aš tą jausiuos, nusiteikti morališkai, bet tu, man atrodo, daug giliau dabar esi tai paėmus ir labai norėčiau aš irgi giliau pasižiūrėti tai dėl to, kad man atrodo, kad dar trūksta man pačiai savo atjautos didesnės ir tokios supratimo ir suvokimo, kaip kūną, ką valgyt, pavyzdžiui, nes galbūt su tavim kalbėjom prieš tai, kad net maistas gali skirtis pagal ciklo periodą, tai nežinau. Man šita tema labai svarbi ir labai skausminga, nes aš tiesiog esu praleidus metus su tokia internalized shame, kad kodėl aš nepavarau, aš turiu pavaryti. Ir ten, tipo, bėgioju, tik kelios belė kaip anksti bėgioju, menkės varom, nes, tipo, manos per always reklamą, belė kaip ten, tipo, varom per menkės, tipo, tu daro saltą, kodėl aš nedarau salto. Nu, čia yra fucked up, čia žiauriai fucked up, žinai. Ir aš pastebėjau, su draugė kalbėjau, kad man, per menkės, aš atrodo, aš ten esu tiesiog šamanė. Nu, tipo, aš taip viską giliai jaučiu.
Ir tada po jų, ta pirma savaitė irgi man tokia kupina, nu, tiesiog atrodo kažkas atsivėrė ir man veikia kažkoks burtų pasaulis, aš galiu skenuoti žmonės, jausti energiją, nu, tipo, wow, labai gražu. Ir labai gražu, žinai, kai užsidarinėja tas ciklas po ovulacijos, ateina mėnesinės. Ir irgi pajausta tokį, žinai, kažkokį vidinį gedulą, žinai, ir su tuo ateina kažkokie jausmai. Ir man, aš tarsi spist, man žiauriai, liūdna, kad tai yra kažkaip šeivinama, kad tu negali, kad tu čia privalai maždaug varyti kiekvieną dieną, belia kaip. Ir ypač kaip artis, tu čia, tipo, iš kančių kažką kurti, nu, fuck that. Aš nebūtinai noriu visai kankinti, žinai. Gal aš daugiau, vat, laimėsiu ir visi kiti daugiau laimės iš to, kad aš klausysiu savo kūną. Mes irgi va su draugė kalbėjom, kad kai tu save pamaitini ir duodi savo tų gerybių kažkokių reikalingų, tai visata irgi pastebi ir aplinka pastebi ir nori tau, žinai, dovanoti, nes mato, kad tu gebi dovanoti. Ir kai tu gebi savo dovanoti, tu gali ir kitam dovanoti, nes tu nešykšti, žinai, nes nešykšti savo. Ačiū už pasidalinimą. Jo, aš tai galvoju, oi, kaip gaila, kad mes nesužinojom, bet sužinojom tada, kad sužinojom. Žinai, dabar, pavyzdžiui, viskas taip aišku internete, to, žinai, cycles, analysis, taip toliau, visi 4 sezonai per mėnesį, viskas, tipo, taip aišku, it makes so much sense, žinai, tos 28 dienos. Ir aš, kai buvau paauglė, niekas apie tai nekalbėjo mano rate, tai nebuvo, žinai, aktualu. O aš tai turėjau tokių momentų, kur aš nelabai visą laiką turiu aplikaciją, kurioje seku, žinai, savo ciklą, ten žymiuosi, žinai, jeigu daktarė paklausia dar kažką, aš pasižiūriu, kada čia buvo tos mano datos. Ir tiesiog aš, pagal praeičiai naudoju šitą informaciją, bet ateičiai nelabai. Ir aš pastebėjau, kad per mėnesinės labiau aš tokia jautri būnu, taip toliau. Ir, kaip tu sakytas, gedulas vidinis, jis labai jaučiasi kažkokia tai vidinė mirtis ir norisi visus darbus užsibaigti, žinai. Tai toks rush, žinai, darbai, o paskui jau tokia viskas, čia man jau off. Ir aš vienu metu man vyko toks įvykis, kad reikėjo priimti draugę Paryžiai ir aš nepačekinau, kad man bus tuo metu PMS ir mėnesinės. Tai manau, kiek jinai visur norėjo eiti, daryti viską ir aš tokia buvau visiškai neadekvati, žinai, persidirbus nuo savo pamokų. Ir, tikrai tai, ko norėjau, tai tiesiog lysti, žinai, po kaldrą ir toks, kad tu tiesiog nenori matyti pasaulį ir nenori su nieko bendrauti. Aš galvoju, Jėzau, Lina, kaip nefaina, žinai, ir man, ir tam žmogui, kuris pas mane buvo, ir galvoju, dabar susiplanuosiu, kad niekada nieko nepriimčiau, kai man PMS, žinai. Tai aš pasidariau, arba nedaryčiau kažkokiu tai žiauriai svarbių koncertų, nes, irgi tas state of mind, jisai būna toks labai neadekvatus ir toks labiau, viskas taip labai trapu ir viskas labai jautru būna žiauriai. Tai jeigu kažkokia tai challenge gyvenimą, tai atrodo 10 kartų didesni. Tai aš va taip pajaučiu. Tai pasiėmiau kalendorių savo ten ir susižymėjau metus į priekį, kas 28 dienas visus savo mėnesinės, visus savo PMS. Tai jau žinau, kad kitą savaitę ten tas bus, tokie renginiai, man čia. Ir aš ne tik, kad aš atšaukiu renginius ar ten, nes kartais negali pasirinkti datų. Kai tu kažkokiam svarbiam renginiui dalyvauti, žinai, tu nepasakysi, oi, sorry, man čia PMS, gal perkelkim kitą savaitę, į kitus metus, ne. Tai aš tiesiog save labiau paruošiu psichologiškai, kad čia gal šitas etapas bus truputėlį gal sunkesnis, arba tiesiog sulėtinu prieš tai, kad nesipersikraučiau visokiais dalykais ir sumažinu tempą, tai žiauriai padeda, be galo padeda. Tai mano toksai discovery, kur aš žiauriai džiaugiuosi, didžiuojuosi ir galvoju, šaunuolė Lina. Taip mano dainavimo mokytoja Šiauliuose dar čia irgi mokyklos laikais, jinai yra pasakius, kad mėnesinių metu tas pirmas 2 dienas geriau būtų iš vis net nedainuoti. Aš nežinau kodėl, bet kad taip pat kaip ir jogos mokytoja yra pasakius, kad to ypač nedaryti kvėpavimo to. Toks labai, nes labai kažkaip kūnas prastai reaguoja. Tai jo, būtų faina turėti tą galimybę tiesiog atšėlint. Jo. Leist kūnui dirbti savo darbą. Labai įsijautusiai tuo metu. Šiaip kalbant apie mėnesines, tai jo, iš tikrųjų balsas pasikeičia mano minčių. Jis tampa toksai žemesnis ir toksai mažiau skaidrus per tas pirmas 2 dienas, o paskui susitvarko. Ir kol aš to nesusakiau, aš galvojau, kad čia mano problema su balsu, aš negaliu savo balsu pasitikėti, nes jeigu man kažkoks audition, tai aš nebeturiu savo, žinai, tokio, žinai,
support sudėtingiau, su ta, žinai, visų kvėpavimu taip toliau, tai va dabar, oi, kaip viskas easy, nes viską žinau. Dabar ne tai, kad žinau, bet jaučiu labiau, žinai, tai Jo. laimė. Nu jo, ar dažnai liūdna, kai tos informacijos nėra, ar negalvoji, nežinai apie tai nieko, žinai. Tai toks, jo, ir kažkaip, arba ta informacija būna kažkokia labiau pritaikyta vat masculine aplinkai, žinai. Tai taip irgi užsiglušini savo tą pojūtį su kūnu, žinai, net neklausai jo, nes jis tarsi kažkoks ten svetimkūnis, ar jį ten reikia užglušinti vaistais, kad tik tais tau netrukdytų, nu toks, man taip kažkaip labai sėdi dėl to, nes matau daug ir prasmės, leidimui pereiti tuos ciklus. Ir dar labai faina, kad mes pradedam apie tai šnekėti ir su vyriška lytim, kad kuo dažniau girdžiu, vis dažniau girdžiu, kad ir draugas, ir aš pati pradėjau jau sakyti, kas nors paklausė, kaip tu jauties, ir sakai, ne, faina, mėnesinės pilvas skauda dabar, tai toksai. Ir faina, nes iš tikrųjų tai supranta žmonės, visi vyrai supranta, čia nėra net ko stebėti, kaip tu sakai, svetimkūnis, tai tikrai labai gerai apibūdina tą energiją, su kuria gyvendavau visą laiką, kad tikrai čia kaip svetimkūnis ir kokia čia nesąmonė, kodėl aš moteris, kiekvieną pirmą mėnesinę dieną buvo, kodėl aš esu moteris. Bet dabar kažkaip labai gražu, kad po truputėlį mes vis daugiau apie tai šnekam ir kad tai yra tiesiog natūrali sveiko žmogaus, sveikos moters dalis gyvenimo. Jo. Gyvenam. Jo, ar grįžtant, žinai, prie, kaip tai man irgi pažiūrėjęs su kūryba, tai aš jaučiu, kad jo, ne visada aš turiu kažką actively daryti su ta daina, tarkim, kurią kuriu, ar albumą, žinai, kad yra laikas, kai tiesiog gromulo idėja, žinai, bet ne tai, kad aktyviai, bet leidai jom iškilt. Ir man irgi tas mėnesinių laikas yra apie tokį, kad aš čia nieko nepušinu, tiesiog leidžiu tekėti, kam reikia tekėti, kam reikia kilti ir kažkas laiką iškyla. Ir tada vėl būna laikas, kai, žinai, prisėdi ir aktyviai darai kažkas su tuo ir ten. Jo, ir tada kai paleidi, tai labai gražu. Man asmeniškai taip atrodo, kūryba labiausiai yra paveiki, kai jinai perėjus tuos etapus, o nėra kažkaip tiesiog, nežinau, kažkokiu susintetinta, sudėliota iš kažkokių kaladėlių, be tų etapų, žinai, nepraėjus tokių kažkokių. Susintetinta geras žodis. Labai aktualus. Nes jo, dabar irgi mes dirbam, žinai, su programom, kur tu gali ten paspausti, copy paste ir turim gabalą, žinai. Kartais irgi ten, aišku, iš to kažkas gali būti įdomus. Bet, pažiūrėjau, čia įdomi mintis, nes aš kaip tokia iš ofisinio gyvenimo atėjus ir visą gyvenimą tokia barbė devindarbė, man ką baisu yra, dėl ko man baisu dar irgi įsileis gal pilnai muziką į savo gyvenimą taip, kad tai būtų kaip pagrindinė dalis, nes aš bijau, kad anksčiau visą laiką galvodavau, kad kūrėjai yra labai privilegijuoti, nes jie turi daug laiko ir gali sau leisti taip galvoti, kad mano darbas gali priklausyti nuo mano ciklo, nuo mano nuotaikos, nuo mano norų, kad tai yra mano aistra, dėl to aš ten nedirbu, bet kiek daug ten sunkiai, nes tai yra mano malonumas ir panašiai. Ir anksčiau, kadangi tai būdavo mano hobis ir kai tu dirbi ofise, tai tu tiesiog eini dieną iš dienos tom pačiom valandom, nėra jokių pertraukų, nesvarbu kaip tu jautiesi, tiesiog turi daryti savo darbą. Ir man gal labai sunku, apie tą atjautą irgi savo labai sunku gal pripažinti, kad iš tiesų žmogui reikėtų savęs klausyti ir nebūti robotui, ir nebūti arkliui, kuris tiesiog visą laiką aria tą žemę. O kaip tik ir muzika, ir pati ta kūryba geriausiai ir veiks, jeigu tu įsiklausysi save. Tai čia yra toks
labai atradimo dar toks jausmas, kur klešina pas mane kažkas galvoj tarp tų, tu turi ir tu privalai, nes kitaip tu būsi ten per daug privilegijuotas arba ten, nežinau, Mm. kūrėjas, nu, žinai, nors labai faina, kad, pavyzdžiui, bent jau čia Prancūzijoje, ką pastebėjau, Lietuvoje labiau, kai tu pasakydavai kūrėjas arba muzikantas, tai toks, tai čia toks, žinai, kažką darai, toks, nu toks, na, fainiai, ten, o kažkaip čia bent jau atrodo, kažkokia iš karto labai daug pagarbos atsiranda. Negaliu sakyti, kad čia visur taip yra ir panašiai, bet bent jau čia iš mano patirties aš tą pajutau labai ir buvo net mano pažįstamas muzikantas, jis sako, bet tu supranti, kad aš turiu tokį, kad aš galiu daryti, ką noriu gyvenime, nes aš esu artistas, nes aš esu muzikantas ir bet kam aš pasakau, kad aš esu muzikantas, tai man iškart atveria daug daugiau durų ir daug daugiau kilimų pakloti, nes tiesiog, nu tai jisai laisvas žmogus, leiskim jam toj laisvėje ir gyventi, fain. Tai nežinau, čia tiesiog norėjau pasidalinti tokiu pamastymu, nes tas kelias, kurio dabar aš einu, man atrodo, truputį griūva kai kurios sienos, galbūt griūva kai kurie tiltai, statosi kiti tiltai, tai va toks dabar perėjimo etapas ir tokių va visokių prieštaringų minčių daug galvoju. Aš labai suprantu, nes aš, kai pradėjau savo solinę karjerą, aš labai bijau, kad aš būsiu apkaltinta, žinai, va ta tokia veltėdė menininkė, žinai, kur tipo nieko nedaro ir ten tik tais, vat, kažką ten kūrė, žinai. Ir tada pastebėjau, kad pradėjau veikti iš tokio, kad, o Dieve, kad tik tais nenustot dirbti, reikia visai kad dirbti, jeigu aš nekuriu gabalą, tai reikia daryti postuką kokį, tai ten kažką daryti, jeigu aš nedarau, tipo, aš nebesugebėjau pailsėti, žinai, ir kažkaip galvoju, o mes su Gintarė kalbėjom apie vaikystės atsiminimus kapinėse Paryžiuje, kurie mus pakeitė labai. Tai vat, aš atsiminiau dar tokį, kur, nežinau, Gintarė, ar tu pasakoju, neatsimenu dabar, bet kur aš stačiau pilį, ten Palangoje paplūdimy, smėlio pilį, žodžiu. Ir aš nuėjau nuo tos pilies pas mamą biškį pailsėti ir žiūriu, kažkokia mergaitė pasiėmė broliuką už rankos, nuvedė prie tos pilies ir rodo jam, kad sutrypta pilį. Ir aš sėdžiu ir galvoju, oh my god, to prasme, čia mano kūrinį dabar trypia. Ir aš mamai sakau, mama, žinai, daryk kažką. Ir tokia, nežinau, gal nepastebėjo, nelabai suprato. Ir sakau, tai čia gal vaikai žaidžia, žinai. Ir man toks įsirašė, aš spėju, kad aš negaliu sustoti dirbti, žinai. Nes, bizar, kažkas ateis ir mano tos kūrinių, žinai, tiesiog sugriaus. Kad, nėra safety in that, žinai. Bet, irgi patyrus perdegimą, žinai, kad ir nedirbus ten ofisinio tiek darbo, kiek tu, Gintarė. Bet tiesiog perdegimą iš to tokio nuolatinio pergalvojimo ir jautimo, kad tu čia turi belę kada dirbti, žinai. Supratau, kad, tipo, no good, aš nieko iš to geriau nepadarysiu, nieko geriau iš to nesukursiu, kad aš turiu leisti savo pailsėti ir labai buvo sunku ir vis dar yra toks jautrus santykis su tuo, dabar jau mokausi tiesiog savaitgalį, nedirbti nieko. Bet leisti savo pailsėti ir nesijaus blogai, ir nesijaus kaip kažkokia ojoj menininkė, žinai, bet tiesiog, nes aš irgi dirbu, žinai, ir aš gal nedirbu ten 9 to 5 kiekvieną dieną, bet aš ten gal gromulai kažką, gal po truputį, gal aš esu žmonėm kokį išneku, gal kažkokį ten tinklą kuriu, ten, žinai, kažkokias idėjas dėlioju ir panašiai, toks. Nežinau, kaip tau, Lina, bet. O koks klausimas buvo? Tiesiog koks tavo, žinai, santykis su poilsiu, kai esi kūrėja. O ką reiškia šitas žodis? Ar tu turi dirbti labiau 9 to 5 su savo kūryba? Aš kadangi man taip atrodo, kad aš vienoj paroj turiu 3 paras, tai aš bandau viską padaryti, tai to poilsio, kaip ir nėra. Tai čia ir atsirado tie, žinai, psichologiniai sunkumai. Kas man padėjo iš tikrųjų, jeigu kažkokio tai solutions žiūrėčiau, tai pasimti savaitgalius išeiginius ir nedirbti savaitgaliais, labai padėjo šitas.
Um, kas dar? Balis labai padėjo, nes 2 mėnesius išvažiavau ir galvojau, tikrai dirbsiu nuotoliniu, čia duosiu pamokas dainavimo, rašysiu savo nuo albumų, užbaiginėsiu, atvažiavau ir supratau viskas. Mm. Čia galim sakyti, kaip psija ligonė beveik, tik tai, kad gamtoj aš nebegaliu dirbti, aš turiu grinai pasimti pertrauką, aš nebegaliu. Vat atėjo toks suvokimas, kad aš turiu būti šitame dabartiniame momente ir nedirbti tiesiog, nes persidirbau. Mhm. Jo, tai dabar galvoju, kaip, žinai, daugiau įtraukti to tokio, žinai, nebūtinai išvažiuoti 2 mėnesiam ar ten mėnesiui, nes, nu, reikia už nuomą mokėti ir taip toliau. Bet galvoju, kaip rasti kažkokias bent jau porą dienų ar 3 dienas ir leisti savo, nes šiaip neleidžiu. Neleidžiu. Aš atėjau iš šeimos, kuri labai daug dirba ir pati aš labai daug dirbu ir darbas pas mane yra šeimoje tokia viena didžiausių pirmenybių ir manau, čia toks mano ir, nu, blokas irgi, ties kuriuo aš norėčiau labiau padirbėti, žinai, ir žiūrėti, kaip aš galiu jį kažkaip tai keisti, nes, nu, ramybės vidinės neduoda tikrai. Nežinau, ar Jo, nenukai. mūsų kultūra yra toks, kad, tipo, nu, kad darbas žmogų puošia, galbūt neištisai nedirbi. Ir ypač, nu, kaip menininkai, jie ne visada, tipo, akivaizdžiai dirba. Jie neina taip, kad visą laiką eini ir kali akmenį, žinai, kažkokį ten, ar ten sėdi prie kompo ir dirbi. Nu, gali, bet, nu, vis tiek jaučiasi labiau, kad kaip tas darbas manifestuojasi iš tikrųjų. Ir jo, mano močiutė visą laiką, kai pas ją atvažiuoju, visai tokia kritikuoja, kad kodėl tu nedirbi, ne, nes nesimato, žinai, to darbo. Tai jo irgi čia toksai dalykas, kur kažkaip svarbu detenglinti, atrodo, iš savo sąmonės ir, nu, arba, nu, manau, tiesiog gal kas svarbu, tai suras kažkokį sveiką santykį su tuo. Mm. Jo, ir norėjau paklausti, koks jūsų santykis su pinigais. Kaip jūs apie tai jaučiatės ir ar jaučiat, kad kūryba turi nešti tos pinigus, ar atsiejat šitos dalykus ir apskritai kaip jums sekas kalbėti su pinigais, yra kas apie pinigus iš vis ten nieko nenori su to turėti bendrą. Galiu pradėti. Nu, tai aš supratau labai anksti, kad jeigu aš lauksiu, kad man iš kūrybos ateitų pinigai, tai mano kūryba taps labai kondišinė, tokia priklausys, imsiu tik tuos projektus, iš kurių galiu gauti pinigų. Tai jeigu tai būčiau darius, nebūčiau tikriausiai nei vieno albumo įrašius. Nes dažniausiai albumus labiausiai investavau pinigus ir dar iš jų netėjo. Tai aš visą laiką kažkaip turėjau tokią kitą, nu, man reikia tos finansinės stability ir saugumo jausmo. Aš nesijaučiu gera kūrėja, kai man nėra ką valgyti arba kai nėra, žinai, kur miegoti saugiai kažkaip, kai neturiu savo kampo, tai man šie dalykai yra žiauriai primordial, tokie baziniai, tokie svarbus, kad niekada šito neleisčiau savo, žinai, nu, kažkaip kitaip būti. Tai automatiškai reikėjo kažką kitą dirbti. Tai ir dirbau ir dabar, kai pradėjau su dainavimu, su technika, su mokymu, tai supratau, kad jeigu toliau taip eisiu iš to keliu, bus visą laiką laiko kūrybai. Tai vat vienas tas kelias, kur grinai pas mane ateina ir sako, padėk man. Ir aš tada gaunu už tai pinigus, susimoku už nuomą ir investuoju į savo kūrybą. Ir tai vat vienas tas kelias, šviesos kelias, kurį jau pasakau praeitą kartą, kuris labai lengvas ir aš beveik nieko nedarau ir pas mane viskas ateina. Ir aš galiu iš to pavalgyti, ir nuomą susimokėti, ir į restoraną nueiti, ir su taksi važiuoti, žinai, ir keliauti, ir į Balį išvažiuoti. Ir kitas kelias yra kančios kelias. Nes, nu, buvo tikrai daug kančios, jame tas kūrybos kelias, kaip, žinai, savo kūrybą parodyti pasauliui, kaip rasti tą savo, žinai, publiką, auditoriją. Kiek investuot galima, kad nesijaustum perdegęs, nes vis tik duodi, o kur tas atgalinis ryšys būtent iš finansinės pusės, tai kol kas to balanso kūrybo visiškai nėra. Man norėčiau, kai kuliesiu jau, žinai, mirties patale, norėčiau pasakyti, okei, aš vis tik tiek prikūriau visko, kad galiausiai visi pinigai atgal grįžo, viską, ką investavau, grįžo. Tai man yra tokia desire vidinė, toks noras, žinai, dėl to ir tik darau, nes ne tik, kad išleisiu vieną dainą ir čia man užeis milijonai nuo jos, nes kokią nors Dior, žinai, reklamą paklius, pavyzdžiui, kad žiauriai fainai. Bet norisi, žinai, viską, ką sugalvoju, jeigu pavyksta, tai paleisti pasaulį ir leisti egzistuoti pasaulyje, nes
nebūtinai tai, ką aš galvoju, kas yra geriausia, ten kažkam kitam, žinai, bus geriausia. Tai tiesiog nenuvertinti savo idėjų, kurti, nelaukti, kol pinigai automatiškai ateis iš koncerto ar dar kažko. Aišku, kad koncertai, albumų, diskų pardavimas yra grįžtamasis ryšys, bet man tai niekada nebuvo priority, kad, oi, davai darysiu kuo daugiau koncertų, kad kuo daugiau užsidirbčiau. Nebuvo tokio. Arba davai darysiu čia albumų kompaniją, nors gal reikėtų, žinai, pardavimų kompaniją, kur pabandysiu kuo daugiau užsidirbti pinigų. Nu, niekada taip nesėjo, žinai, buvo toksai labiau, kam čia padovanot, žinai. Arba, jo, tai nežinau, kaip smegenys veikia, kad jūsų labai įdomu iš tikrųjų išgirsti. Norėjau kurios, ar tu jauti trūkumą, vat, kad nepadarai tos pardavimų kampanijos? Jaučiu, bet tai kadangi nebuvo pirmenybė, kadangi pirmenybė buvo kažkur kitur, arba gal kažkur kitur automatiškai lengviau gavosi, nereikėjo jokių pastangų įdėti, aš kol kas dar nepadariau. Ten keli metai planavau daryti, žinai, bet vis nukėliau ir žiūrėk. Čia sėdžiu dabar 25 metais, 24 dieną ir kalbu apie tai, žinai. Tai jau padarysiu. Mano santykis su pinigais, tai kaip sakiau, kad nuo vaikystės jau aš tokia barbė devyndarbė ir visą laiką, kadangi mūsų šeimos situacija su pinigais būdavo nelabai gera, tai plus mano tėvai išsiskyrė, tėtis paliko šeimą, kai man buvo 15 gal metų ar kažkiek. Ir man visą laiką buvo toks, aš labai turiu daug, žinau, kad vyriškos energijos savyje. Ta prasme, esu tas žmogus, kuris visą laiką jaučiasi atsakingas, turi visus įtraukti iš duobės ar kažką padėti. Ten, nežinau, šeimai duoti pinigų, jeigu tik reikia ir panašiai. Ir visą laiką jutau tą atsakomybę nuo pat, buvo kokių 15 metų. Ir buvau tas šeimos vyras, sakykime, šiek tiek pas mus šeimoje. Ir dėl to visą laiką, kai baigiau mokyklą, tiesiog žinojau, kad negaliu nedirbti, nes nebus kitaip iš ko studijuoti. O kadangi ambicijų daug, tai noriu studijuoti ir dar su muzika kažką daryti. Bet mano geriausias gyvenime periodas muzikinis, tai buvo kaip tik 12 klasiai. Ir po 12 klasės, kur buvo daugiausiai koncertų, nes ten ar televizijoje padalyvavau ir kažką, tada labai daug atsivėrė kelių. Ir buvo grinai, jeigu būčiau tada sekusi to kūrybos keliu, tikriausiai dabar būčiau visiškai kitam arba lygmenį, arba kitoj pasaulėžiūrai. Visai kitaip jausčiaus, bet kadangi man reikėjo ir dirbti, ir studijuoti, nereikėjo, aš pati taip savo pasakiau, nes taip man reikėjo. Tai visa ta muzika studijų metais ir realiai beveik dingo ir užsidarė, nes pinigai buvo kaip ir prioritetas iš esmės ir stabilumas. Ir visą laiką man reikėjo to stabilumo. Iki kol sukako prieš metus 30 metų. Ir nežinau, kas tada atsidarė mano čakros kažkokius ar kažkas ir supratau, kad gyvenimas trumpas, taip gyventi nebenoriu, kaip iki šiol gyvenau. Pagalvojau, ką aš norėčiau, kaip Lina sakė, mirties patarė, ką aš norėčiau prieš mirtį padaryti, tai mano vienintelis realiai noras yra išleisti visą savo dainas, kurių yra ten, nežinau, belekiek 40, 50 dar kažkiek. Nebelekiek, nes Lina, man atrodo, ten tu praeitam podcast'e iš viso 100 ten kalbėjai. Nežinau, bet... Kažkaip aš gal pagalvojau, kad tai ten apie kelius šimtus turi, bet prirašyti... Skaičių esmė. Jo, bet ta prasme, kad tai užtrunka darbo, energijos turi tam duoti ir nebenoriu vaikytis to stabilumo ir pinigų, nes aš nesu už visus atsakinga. Ir aš pati savo tą atsakomybę užstačiau ant visų, nors realiai aš esu atsakinga tik už save ir pasakiau savo šeimai, kad dabar nuo šiol aš rūpinuosi tik savim, iš esmės nieko čia nėra blogo, tarsi aš nesu blogas žmogus dėl to ir neturiu blogų kėslų. Bet tiesiog mano pirmenybė dabar esu aš, dėl to aš nebegalvosiu apie nieką kitą, kam čia duoti reikės pinigų ar kam čia kažką reikės padaryti, tik apie save ir man tiesiog viskas pasikeitė kažkaip. Ir dabar, ir su tais pinigais, taip aš turiu susitaupius, taip aš galiu dabar gyventi ir jaustis komfortabiliai ir gerai, dėl to, kad tiek dirbau anksčiau, bet ateityje ar aš norėčiau vėl
arti dėl pinigų tikrai ne. Mhm. Nes gal aš net nesu žmogus, kuris labai nori daug prabangos ir panašiai. Nu, tarkim, ten gaunu dovanų kažkokį vardinį dalyką ir man kažkaip net gėda būtų jį parodyti, dėl to, kad atrodo, kad, nu, o kam jį rodyti, jeigu čia tiesiog tas pats Chinese produktas iš esmės. Tik Jo. pinigų. Nu, toks, žinai, kažkoks toks, nežinau. Tai toks, man labai nedaug atrodo, gal reikia gyvenime. O kas brangiausiai kainavo, tai visi šitie dalykai, kurie už manęs yra ir dabar jau nieko daugiau kaip ir nebereikia. Kūrybai visko pilna yra, tai Mhm. Jo, aš kai kūriau savo pirmą albumą, daug sakinėjau tarp tokių prodiuserių, nu, žmonių, kurie kūrė muziką ir labai dažnai girdėdavau, kad reikia ir šito daikto, ir šito daikto, nors ten visai kažkas markės, ten kažką pardavinėjom, man tai būdavo taip, man atrodo, užtenka kompo ir dėl klaviatūros, nes man tiesiog mano idėjos yra mano turtas, žinai. Bet nu jo, pas mane šeimoje tai su pinigais, nu tai skausminga tema buvo. Tai duok dieve, tipo. Būdavo tų pinigų, bet ir būdavo, kad ten, nu visai prastai. Nu, žodžiu, man tėtis sakydavo vieną dieną, aš vargšas, kitą dieną turčius. Ir čia tipo maždaug, nu maždaug supras, kad čia taip yra. Ir niekada nežinai, ant kokios dienos pakliūsi. Ir aš irgi ilgą laiką stebėjau, ant kiek tai mane paveikė, ar ant kiek aš čia normalizavau, kad va toks ir bus mano gyvenimas, nu toks bipolinis. Nu, man ir diagnozavo bipolinį ir aš galvoju, ar čia actually it is in me, ar tiesiog ta aplinka tokia irgi buvo bipolinė, žinai. Tai, nu jo, aš dabar esu procese kažkaip susidraugauti su pinigais, išmokau taupyti, išmokau investuoti, išmokau nustoti negražiai kalbėti apie pinigus. Nu, nes ilgą laiką tai buvo ne vien tik va tokia nepatogi kažkokia situacija, kurioje aš esu ir neturiu kontrolės, nes aš tiesiog dar esu vaikas. Ir kartu tai kažkoks tai ginklas, kuris mano tėvus nuo manęs atitraukia, nes jie ištisai dirba, ir atrodo, ištisai dirba ir mes vis tiek kažkaip mums vis trūksta, nors šiaip turim daug tų dalykų, bet kažkaip aš pastebėjau, kad vat, ko tikrai nemokėjau, kažkaip ir nelabai jaučiu, kad buvo kultivuojama mano aplinkoje, vat, tai dėkingumo. O tu sakai, o mano turtas, mano gitara, žinai, ir aš irgi, kai kalbėjom apie tai, kur jaučiamės namie, tai aš labai jaučiuosi turtinga tiesiog savo namuose, savo kaime. Sėdžiu savo balkone arba einu pasivaikščioti prie namų. Einu ir girdžiu, kaip ten vėjelis pučia, žinai, lapai šlama, gėlės surauga, ten šunelis kažkur, žinai, nu, wow, man čia yra turtas. Bet aš ir kartu, žinai, pastebiu, kad jo yra dalykai, žinai, kuriuos aš norėčiau dar patirti, dėl to aš ir taupau, žinai, vat, jogos retrytoj Indijoje, žinai, nes irgi aš noriu tokį dalyką patirti, žinai. Ir pastebėjau, kad čia yra labai tokie subtilūs vidiniai judesiai, kuriuos turiu padaryti, kaip kokią mankštą, žinai, atsidaryti tiem pinigam pratekėti. Nes irgi būna žmonių atsitinkų, kurie sako, man nieko nereikia, ten, žinai, aš čia man užtenka tiek ir tiek ir tiek. Which I get. Nu, tipo, man irgi užtenka daugiau mažiau, kiek aš turiu. Bet žiūriu, kad irgi tai manęs neuždarytų tos mintis nuo pratekėjimo kažkokiam naujom galimybėm, nes, nu jo, man būtų įdomu patirti dar kitų dalykų. Tai čia toks vidinis darbas, nepagauti vėl kažkaip savęs užsidarant tai tėkmei. Jo, ir man tai labai padėjo tos ir afirmacijos pinigų. Bet jam irgi reikia nusteikti, nes aš jeigu tiesiog klausau, bet esu užsidarius, nu tiesiog atsimuša kaip į sieną, žinai.
Bet aš jeigu įsileidžiu tą mintį, kur girdėjau tokiam podcast'e kažkas ten šnekėjo, kad susitiko su kažkokiu ten, žodžiu, milijonierium žmogus, atvaro į ten į kavinę, tas milijonierius sėdi, ten valgo, sako, sorry, kad nepalauk, sako, tam milijonieriui tas bičias, nu, tai kaip tu sako, ai, šiandien praradau ten 12 milijonų dolerių, žinai. Ir tas čiūvas toks, oh my god, man atsiprašau, užjaučiu, žinai, siaubas. Ir jis toks valgo toliau ten tas salotas, sako, it's okay, aš esu turtas in myself, žinai, aš atkursiu tai. Ir mane tai labai kažkaip paveikė, aš tu, kad, wow, aš esu turtas, žinai, aš galiu, mano balsas, žinai, mano muzika, kurią aš atnešu į erdvę, tai yra turtas. Na, mano gebėjimas mokyti yra turtas, gebėjimas komunikuoti kažką, valdyti kažkokius procesus, tai yra turtas ir tiesiog čia yra laiko klausimas, kol tai įeis į kažkokią formą ir ten realizuosis per kažkokią tai žinai, patirtį, žinai. Mano užduotis tiesiog neužsidaryti tam, leisti tam pratekėti. Aš taip jaučiu, žinai. Jo, ir kartu kažkaip, kai pradėjau savo karjerą, kai daugelis žmonių kalba apie kažkokią ten, kad ypač vyrai labai dažnai girdžiu, kad nėra prasmės čia šitam pasaulyje, čia tiek daug bjaurasties, karų, tam, pam, žinai. Nu, žodžiu, ten vyrai tai, ir jų ten dalykai dar kita tema, bet aš kažkaip pamačiau kažkokią dokumentiką ten apie pedofilų klaną, nu čia visiškai nei tema, bet bet aš pagalvojau, kad mano pastangos, kurias aš įdėsiu į savo kūrybą, į savo karjerą ir tas kapitalas, kurį aš užauginsiu, žinai. Ar tai būtų per, kūrybinis kapitalas, kur žmonės galės paklausyti, žinai, jau kai aš jau būsiu ten išėjus. Ar tai kažkoks finansinis kapitalas, jis yra šaltinis padėti, žinai, ir gal padėti kurti kažkokį fondą, kur padėtų, žinai, vaikam, kurie patyrė kažkokius siaubus, ar ten padėti savo bendruomeniai, ten, kuri mane augino, žinai, kažkaip prisidėjus, ten kažkokią ten finansinę dovaną ar kažkuo, žinai. Kad mano augimas, žinai, ir mano tas leidimas pinigam ateiti, tai gali, pakeisti žmonės aplink mane, padėti, pasirūpinti tiek savim, kaip sakai, Gintarė, bet ir, žinai, mano šeima, žinai. Tai tau buvo atvirkščiai, bet man dabar yra tas toksai šiftas, kur aš noriu, žinai, gebėti pasirūpinti šeimą. Man tai dar tu gražiai paklausai, kad koks yra santykis su pinigais, nes man yra atrodo, kad galima į tai žiūrėti kaip į santykį, kaip į romantinį santykį, kur jeigu tu niekini tą antrą pusę savo ir tu ten visą laiką blogai šneki ir visiems aplinkui ir apskritai net nenori matyti, tai koks čia tas santykis tada ir jeigu tu laisvę palieki, bet džiaugiesi viskuo, ką tai atneša, tai padaro gražią santykį. Tai aš dabar praktikuoju, ten irgi kažkur mačiau, kur kiekvieną kartą, kai banko sąskaita įkrenta kažkiek pinigų, sakau, ačiū pinigėlį, jūs pas mane plaukė, jūs esat nuostabus, aš jūs gerbiu. Ir tas dėkingumas, iš tiesų, šiaip dėkingumą, pavyzdžiui, praktikuoju visą laiką, aš visą laiką, nuo pat mažumės kažkaip jaučiuosi dėkinga už viską, kiekvieną dieną jaučiu tą dėkingumą, bet su pinigais tas santykis anksčiau gal būdavo, kad irgi šeimoje matydavau, kad truputį sudėtingas ir labai komplikuotas, o dabar kažkaip jaučiu viduje, kad aš turiu duoti laisvę pinigam ir pinigai man irgi turi duoti laisvę ir nesuvaržyti manęs tam, žinai, nuo 9 iki 5 ir panašiai. Kad ir kaip aš mėgau darbą savo ir panašiai, bet tiesiog praėjo šitas etapas ir atėjom, bet nebeturiu manęs varžyti pinigai ir aš jų nebevaržau taip. Jo, bet čia, gerai pasakai, kad čia labai irgi pasimato, žinai, kaip tavo santykiai atrodo, kaip tu elgies su pinigai, žinai, ar ten yra toks hot and cold situacija, žinai, nes irgi, man draugė patarė, sako, kai tų pinigų kažkaip, kai jie, nejuda, nes čia tokia vis tiek kaip energija, žinai,
Sako, aš tada jų išleidžiu kažkur ir man grįžta. Ir aš pastebėjau, kad jo, ir kad ir santykiuose kai kažkaip atrodo, biški kažkas net, nu, ar tu kažkaip subconsciously laikai kitą žmogų, ir jis jaučia, kad tu jį laikai ir tada nenori kaip tik pas tave eiti, ar tu taip nusprendi, kad, okei, you can go, žinai, eik padaryk savo dalykus, tam, vat, nu, nežinau, nu, žodžiu, tiesiog prasivedina tą situaciją ir tada tas žmogus ir grįžta, žinai. Jo. Ačiū, merginos. Jo. Už pasidalinimus. Jo, Jo, aš kaip ir visur savo, kad vertė tai yra mumise. Ir šiaip mes turim rankas, kojas ir panašiai. Ir, ta prasme, mes kūrybiški žmonės, tai reiškia, kad mes iš nieko galim padaryti kažką. Ir tai yra jau gyvenime viską parodintis dalykas, kad išsisuksim iš bet kokios situacijos. jo, kažkaip norės dar pažymėti, kad klausiau tokią knygą Big Magic, Elizabeth Gilbert, tokios autorės. Tai jinai pasakojo, kad negalima, nu, pagal ją nereiktų, žinai, iš savo kūrybos prašyti, reikalauti pinigų, nes tada tu pradedi rezentinti savo kūrybą. O kaip sakai tada, kad jauti tarsi, kad kaip konditionini savo tą kūrybą, kad ten atneštų pinigus, ir aš labai daug sutinku menininkų, kurie, gyvena tokioj kančioj su ta kūryba, kad kuriu, bet čia nieko nesigauna, nes man pinigų neuždirba. Ir tą reikia irgi, atrodo, kažkaip divorcint šitą, žinai, dalyką, kad nebūtinai iškart, va, aš sukūriau ir tai bus pinigai, žinai, gal čia bus kažkoks tai dar kursis laukas, kol ta kūryba darys momentumą, o tie pinigai gali kitur ateiti ir tada ateis per kūrybą, toks negalima reikalauti iš mūsų, kažkaip pajaučiau. Ir gal dar tos nebijot naujovių, nebūt rigid, nebūt tokiam sustabarėjusiam, kaip ir sako, ne work hard, bet work smart. Ir man atrodo, ką Lina padarė, kur sakai, tas kelias, kur tu neturi belekiek taškytis ir dirbti, bet tau atneša pinigus, man atrodo, čia yra smart. Ir tai yra, tu panaudoji visą savo gyvenimo žinias, visą savo tą skrynę, kurią tu užkaupęs esi, vertės žinių ir panašiai, tau nebereikia taškytis tada. Bet jeigu tu esi užsistabėjęs tarp savo tų sienų ir tu nieko nematai aplinkui kito kelio jokio, tai tada galbūt labai sunku yra. Tu reikalauji, bet tu pats nieko kaip ir nekeiti iš esmės ir vis nori, kad tave ateitų. True. Okay. Labai faina. Norėtus po truputį wrap-upinti ir galvojau, galim būtų įdomu išgirsti, ką šiuo metu gyvenime manifestuojat. Turiu minėjau, kas eina iš jūsų ir į pasaulį, kad ko trokštat prisikviesti. Nebūtinai per kūrybą, bet kas yra tas toksai. Nori, žinai, prisišaukti. Jo, aš tai vienintelis dalykas, kas man yra brangiausia šiam gyvenime ir ką bandau savo priminti, tai yra present moment. Ir dažnai iš tikrųjų nuo jo bėgu ir būna arba praeitį, arba ateitį. Dažniausiai kokį, belenkiek, nežinau, ar 8 procentų, ar kiek tų procentų, bet tai suprantu, kaip iš tikrųjų atrodo viską pražaidus, dėl to, kad visą laiką būnu kažkur kitur, pralošus. Tai dabar galvoju, okei, kas man svarbiausia, ko aš tikrųjų labiausiai noriu. Esu laiminga ten, kur esu dabar, toje vietoje. Ir dėl to nieko nežinau ir it's okay, žinai. Tai va toks. O kaip ir sakiau, labai, jeigu kalbant apie projektą, tai labai norėčiau, kad mano muzika skambėtų nuostabiose, elegantiškose reklamose, kur mergina eina ant tilto Paryžiuje ir mano daina skamba ten Chanel, Dior ir taip toliau. Bet aš ten matau savo muziką ir apskritai matau, kad mano muzika, jinai turi tą deivės pusę savo, žinai,
visą išspinduliuoja iš savęs, kiek gali labiau ir aš nieko nebespaudžiu, nebeslepiu ir nebeapsimetinėju. Tai nors irgi, žinai, išsigryninti, kaip aš galiu parodyti pasauliui tą pusę, kuri, žinai, prašosi būti pamatyta ir Mm. nesigėdyti jos ir tai va, čia tokia svajonė. Mm. Labai gražu ir labai panašiai aš irgi jaučiuosi iš tikrųjų dėl to present moment, tai gal man labiau pailsėjimas dabar svarbiausia, kad pailsinčiau kūną, savo sielą, mintis ir viską. Ir tuo pačiu, vat irgi savo atrasti tą, ne tai, kad autentiškumą, bet tą nebebijojimą, ką kas pasakys, nebuvimą gera mergaitė, nes taip reikia būti, nes taip tu patiksi žmonėm ar kažką. Tai šitą pradedu nusimetinėti ir jau tai darau po truputėlį. Tai labai išlaisvinantis dalykas. O paskutinis toks jau praktinis dalykas tai albumas, nes dabar prie savo albumo dirbu. Kol kas šiek tiek prokrastinaitinu, bet ir dirbu. Nes irgi, vat, noriu ne tik tai tiek dirbti, bet ir palisėti. Nes ypač ir vasarą, tai daviau savo tokį pažadą, kad neforsuosiu. Ir kad bus taip, kaip bus. Vis tiek žinau, kad aš išleisiu tą albumą, jį vis tiek išleisiu, čia faktas, ta prasme, nebent numirsiu. Tai aš išleisiu ir iškart jau kitą dieną aš galvosiu, kokią kitą dainą jau galiu išleisti. Arba ką kitą dabar. Aš dabar koncentruojuosi ir save parinu dėl to albumo dar vis neišleisto. Man nepadės, ta prasme, savo emociniai sveikatai, nes jis praeis ir ateis nauji projektai. Tai tiesiog džiaugtis, present moment ir ilsėtis. Ir leisti savo kūrybai pražyst kaip gėliai ir savo pačiai iš tikrųjų. Nes ypač yra atvykimas į Paryžių, atsiribojimas nuo tų žmonių, kuriuos pažinau gal visą gyvenimą, kurie mane pažinojo kitokią, kur yra šiek tiek kitokia kultūra, labai padėjo man pamatyti, gal kas aš iš tiesų esu, arba nebeblokuoti kai kurių savo veiksmų, sprendimų ir panašiai. O tu, Goda? Norėjau paklausti dar apie ką bus albumas. Tai bus angliškas albumas, kas man jau yra labai faina, dėl to, kad visas mano beveik dainos iki šiol yra lietuviškos. Tai kai manęs kažkas tam paklausė, čia kažką parodyti, aš nelabai ką galiu parodyti, ką suprastu. Nes vieną prancūzišką dainą turiu ir vieną anglišką. Tai bus angliškas, visiškai kitas stilius negu iki šiol ėjau. Su didžėjum dirbu, tai bent jau viena daina, tai tikrai bus tokia techno. Žodžiu, bus apie drąsą, seksualumą, tokį ethereal gal labiau skambėsi. Ir nežinau, toks irgi, man tai čia man toks diva power yra gal momentas, bet aš dar nežinau, kaip bus. Šiaip jis turėtų būti ir svajingas labai tuo pačiu. Tai įdomu, kaip čia susijęs, bet tokia pagrindinė spalva, rožinė ryškiai, žodžiu, važiuojam. Laukiam. Jo, man kažkaip skamba, žinai, kad tu, kai nesi Lietuvoje ir Paryžiui, tu irgi kartu nebeturi eiti tos kažkas sudarytas tavo formas, žinai. Niekad neturėjai, bet aš suprantu, kad erdvė kartais mus taip, paskatina tarsi atitikti kažkokį tai standartą, tai, kaip mane čia įsivaizduoja visi, gerą mergaitę, tada išvažiuojam kažkur ir taip, žinai, atsiveria kiti sluoksniai. Taip, nes aš net pastebėjau, kažkada ėjau pro kažkokį daiktą ir užkliuvau už daiktą ir aš atsiprašiau to daikto, kad aš užkliuvau. Tai antiek yra kažkoks įdiegtas kaltės jausmas ir to gero mergaitės būdo visą laiką rodymas, nešiojimas savy irgi visą laiką kažkoks. Tai reikia bandau mestis šitą lauk ir nesvarbu, kad kažkam nepatiks, tai jie savo gyvenimą gyvena ir jie užmirš po 5 minučių. Tai. Jo, man labai rezonuoja, nes buvau Londone Big Thief koncerte ir jau šiaip būnant Londone manyje kažkas įsijungė visai dar kito. Bet Big Thief, jie ten taip, aš pripratus Lietuvoje matyti, kad labai žmonės, ypač populiaresni atlikėjai, tokie atrepetavę viską, labai viskas aišku, konkretu, ten stavkės,
O jie tenai tiesiog atėjo, taip nepradėjo kažkokio labai ten trankaus gabalo, toks labai chill gabalas. Ir vis tokia maks autistiški, tokia, žinai, ir aš taip žiūriu, ir žmonės taip džiaugiasi, kad jie tiesiog būna savim, ir aš tokia, oh my god, this is possible, žinai, kur aš neturiu būti ten charizmatiška fėja ir ten visus kviest šokti ir ten, o, žinai, va, tiesiog galima būti savim ir kažkam tai bus ok, žinai, ir wow, čia reikia tokios subtilus judesiai iš savęs leisti savo būti tokia, kokia esi ir kartu pakviesti publiką, žinai, irgi mane toleruot tokią ir save toleruot tokios, if you're feeling that way, žinai. Toks, oh my god, ir tai gera tiesiog nustoti ten būti tose standartuose. Tai va, o Lina, tai kai buvom Paryžiai, tai ištisai dainavom. Loving my body, taking Ta time daina. in the morning. Dar ta frazė, kur My body, it has something to say. Dieve, mes ir kalbam šitą galima klausyti savo kūną, kas yra, man atrodo, 25 metų, netgi prieš praeitų metų tema, žinai. Kas vyksta viduje, žinai, kokie čia, žinutės. Jo, jo. Nu jo, labai labai linkiu Dior reklamai, kad atsidurtų daina. Manau, kad viskas įmanoma, mes tai manifesting generators prisikalbam dalykų ir išsipildo greit. Tikrai. Bet labai man rezonuoja ir dėl to tokio buvimo dabar ir įsivertinimo, kokia aš esu iš tikrųjų blessed ir privileged, šiauriai, žinai. Net neturėdama ten mentioną, nu toks, čia labai retas šiaip dalykas, kad ten turėtų mentioną, bet jo, aš dabar kažkaip, jo, ypač šiom dienom pasičekinu, ar aš tikrai būnu čia, žinai, aš tam momente būnu, ar įvertinu, kiek dabar yra nerealu ir faina, žinai. Ir kartu tas įvertinimas mane irgi pagražina į mano kūną ir tada per kūną pajaučiu, nes, nu, ilgą laiką atrodo, kad buvau atsijungus nuo savo kūno visiškai. Tipo, nieko nejaučiu, nei alkio, nei ten desire, ir toks, what the fuck, žinai. Ir supratau, kad tiesiog dėl to, kad neįvertinu, žinai, ką turiu dabar. Ir, nu, neįsižeminu labai, tai jo, aš irgi labai. Dar irgi pagalvojau apie tai, kad turiu nusprendus tokį dalyką. Šiaip anksčiau sakydavau ryte, kai tik atsikeliu, bet užmirštu tai kartais vidury dienos, bet kada pagalvoju, pabučiuoti savo kūną, va, ranką. Ir tada visai kitaip jausmas, tada tu taip pradedi mylėti labiau kūną ir nuo tos akimirkos kažkaip pasikeičia tą dieną. Nes atrodo irgi mes, pavyzdžiui, atsikeliam su mylimu žmogum, pabučiuojam, kai atsikeliam, vienu, pasakyti labas rytas. Kodėl savo kūno nepabučiuoju labas rytas? Pagerbdama ir pasidžiaugdama, kad aš esu šiandien savo kūne ir vėl atsikėliau, sveika, gyva, viskas faina, važiuojam. Ir kartais prisimenu tai padaryti ir labai labai fainas jausmas yra. Jo, man tas pasireiškia, kai aš nusipirkau labai fainą kūno aliejaus. Nu ir tiesiog, žinai, išmasažuoju save vakare. Nu, vis tiek, nu, ta prasme, čia yra man duota, žinai. Nėra taip, kad aš čia easy galiu turėti ar neturėti kūną. Nu, tiesiog man davė jį ir aš turiu jį išmokti branginti ir mylėti. Ir jo. Jo, tai palambiškai pasimečiau. Nu jo, kad ką manifestuoju, tai jo, tiesiog suprasti, kad tikrai nėra niekas amžina. Daugtis kiekvieną akimirką. Ir aš, jau Gintarė, kiek pabučiuoju kūną, aš dar ir erdviai padėkoju, žinai, kad jinai mane laiko, va čia, kur aš esu. Nes man atrodo, kad čia irgi yra tam tikra dvasia, žinai. Ir aš jaučiu, kad mano namie tikrai yra gerų dvasių, nes toks savo kambarį, nu tiesiog aš tai savo kambarį ir man toks, wow, tai po mane, nu aš jau pailsėjau. Nu žinai, toks iš karto mane maitina kažkas. Ir aš pastebėjau irgi, kai aš ateinu kažkokią naują erdvę vakar, koncertavau irgi. Jaučiu, kad aš turiu, nu, pasisveikinti ir padėkoti jai, kad mane įsileido čia. Tada aš pati kitaip jaučiuosi ir tada žmonės aplink mane kitaip jaučiasi, nes aš nesu intruder, aš, žinai, esu, nu, su pagarba tiems, kas jie kūrė, žinai, ir kas jie laiko. Tai va, tas man yra labai gyva. Labai faina mintis, šitą pasimsiu irgi. Nu, nes irgi čia yra neamžina, žinai, tipo, kur mes esame.
ypač kai yra kažkoks karo pavojaus dalykas ar tikimybė, žinai, niekad negali žinoti, žinai, kada kas baigsis, kur aš susitikau savo pažįstamą ukrainietę ir jinai pasakoja, kad jos gimtosius namus pradėjo bombarduoti, žinai, kur aš pagalvojau kažkaip, kai prasidėjo karas, kas būtų, jeigu Panevėžy ten tą daugiabutį, kurio aš taip nemėgau, kur aš augau, pradėtų bombarduoti. Still, nu, tipo, it would fucking hurt me, žinai. Tai jo, padėkoti už kiekvieną. Kiekvieną ir ką. Tai jum irgi noriu padėkoti už šitą pokalbį. Jo, ir aš jums noriu padėkoti. Labai malonus. Gerai. Tai ačiū Jums labai, dar sveik. Ačiū, ačiū. Ačiū už šitą momentą. Ačiū, kad klausytųsi. Linkiu visas manifestacijas, kad įsipildytų ir jūsų, ir visų, kas paklausys. Taip, gražių dienų. Manifestuokit. In the present moment. Bet kažkiek ir darykit. Mažiukai žingsniukais. Nu jo, tie 1000 žingsnių, kad būtų. Ne vienas. Aš Blino, tu man esi pasakęs iš tą baby steps, kai aš dėl kažko ten buvau susiparinus ir tu sakai baby steps, viskas gerai, baby steps. Ir man, žinok, iki šiol, čia buvo prieš keletą metų, aš iki šiol prisimenu, visą laiką savo pasakau baby steps, Lina sakė. Tai labai padeda. Gerai. Nu ką, galima noriu baigti čia, ar ne? Video, kamera. Ačiū. Jungiu recording.